likimas fatališkai mane suvedė su Stasiu. Mes su juo susitikom pirmą kartą labai bohemiškoje aplinkoje, studentiškam debaušėlį Vilniuje, tuo metu Lenino prospekte. Jisai buvo, tuo metu nebuvo šitų terminų prasmių, kokios dabar yra. Jį vadino mėlynu berniuku. Jis buvo vaikinas su mėlynais džinsais. Nuo iki blandinas, trumpai kirtais plaukais. Aš tuo metu buvau kaip hipis, man plaukai gulėjo ant pečių. Reiškia, po to visko buvo. Bet jis pasirodydavo, kada jau baliukas būdavo gerokai triukšme, jau visi būdavo apšylę. Ir labai keista, kiek aš buvau, irgi anksčiau už kitus išeidavo pasirodęs, pašnekėdavo su Nijole Vilutyte. Aš galvojau, gal ten romaniukas tarp jų, ar kas tai tokio. Nors ten buvo kitų vyrukų, garsių menininkų, kurie tapo. Ir aš iš Nijolės sužinojau, kas yra Stasys. O taip nutrūko tie kontaktai, tik sužinojau, kad jis išvažiavo iš Lietuvos, kad išvažiavo toli į Leningradą. Ta meno upė, kuri buvo, reiškia, Lietuvoje, buvo taip kaip prieš 40 metų Nevėžis ties Berčiūnais. Buvo labai drumsta, tokia gelmės nemėlos ir labai nesvetingos menininko natūrai. Jis atėjo į meną visiškai kitų būdų. Paprastai galbūt kiekvieno menininko su netradiciniu mąstymu kelias niekad nebus tradicinis, niekad nebus sunormintas akademinių ar kokių nors kitokių taisyklių. Jeigu menininkas ateina pagal visas taisyklės, tvarkingai, pagal normas, jau mes galim abejoti, ar tai tikrai menininkas atėjo, ar jisai tą dalyką darys. Bet institucijos, kurios palaiko, paprastai vidutinybė susivienijusi būna labai stipri, nes tokia formulė yra. Vidutinybė yra labai stipri dėl to, kad jinai būna labai susivienijusi. O pavieniai žmonės, tie iškrytę kaip dantis, jie turi savo kelią. Tai nei akademijos, nei meno mokyklos nieks negalėjo formuoti Stasio kūrybos. Ir tokių asmenų kaip jis ne vienas buvo. Bet kas yra būdinga mano kartai, tiems, kurie jau įlipo visi 50, kad užaugo kokie 5-6 menininkai. Ir jie išvedė tokią, dabar galima apibendrinti, mūsų kultūroje gana įdomų fenomeną. Tai yra neliaudės menininkas, ne akademinis dailininkas, ne primitivistas, bet dailininkas su pačiais giliausiais klodais. Dailininkas iš Dievo prigimties. Dievas kartais pasirenka žmogų, kuriam teks kentėti, ir pasiunčia porą angelų. Tai pasakyčiau, Stasiui nusiuntė 2 angelus ant jo pečių, baltą ir juodą. Ir stebėjo per visą gyvenimą, kuris angelas nugalės. Neaišku, su kokiu šėtonu jis ten tą derybas vedė. Viskas kaip Jobo dramai, iš tikrųjų. Arba dovanas, ar ką, tai yra laisvės sąskaita. Šitą, reiškia, jis sugebėjo išsaugoti. Ir mes dabar stebimės, kad šita kova vyksta kiekviename iš mūsų. Bet jin yra nematoma. Kiekvieno mūsų yra slapta ir mūsų asmeniška. O menininkas visą šitą turi parodyti viešumą. Mus stebina, kaip šitaip galima. Pas mus yra mintis tos pačios ir veiksmai tie patys, tik jie yra labiau uždari slapti. O pas jį yra atviri. Jis iš tikrųjų yra šventesnis ir tyresnis už kiekvieną iš mūsų paslaptyje. Dėl to, kad jis atviras, už tą taip skambiai atrodo. Taip mes nesistebėkim, jis visiškai nesiskiria nuo mūsų. Ir pavyzdžiui, čia dabar, kaip sako, neskaitysim viską. Mes cenzūruojam iš tikrųjų, reiškia.
jis nepripažino cenzūros. Čia yra, reiškia, jo laikysenos dramatizmas, jo laikysenos heroizmas. Ir aš manau, kad šitas kultūrinis fenomenas, šitos kūrybinės asmenybės, būtent kurie ėjo to keliu, priėjo prie meno ne per akademinę pusę. Šitokiu keliu ėjo Paulius Lantuchas, įstojęs į Dailės institutą, pradžioj į skulptūrą, patekusio mokytis, negabaritinis buvo priverstas išeiti, reiškia, į dizainą, baigė dizainą. Ir atsimenu, kad jisai baisiai įsiutino dailės istorijos dėstytoją, tuo metu Ambrasas dėstė dailės istoriją. Jis atnešė, reiškia, sako, monetų turiu romėniškų. Ir ištraukė savo, jie pabėrė, reiškia, monetų. Ambrasas pažiūrėjo tuos pinigus, sako, iš kur tu gavai. Nu, jisai nepasakė, šiaip. Po kiek laiko atnešė romėnišką iš dramblio kaulo papuošalą, parodė, tas visiškai susidomėjo ir netgi susirūpino, iš kur tu gauni tokius dalykus. Jis galų gale pasakė, jis pradėjo aiškinti, ant kiek tai unikalu, ant kiek tai, reiškia, matosi senovė, jis visus gražiausius epitetus išvardijo. O Lantuchas pasakė, tai aš čia padariau falsifikatą. Jis be galo įsižeidė dėl to, kad tai buvo jis padarė prie studentų viešai. Reiškia, jis net pažino darbą, reiškia. Ir Lantuchas nuėjo tokiu keliu, reiškia, jau atskira biografija, atskiros istorijos, aiškiai susitiko jie ir visas tas trikampis, pasakyčiau, Lantuchas, Stasys, Izelis. Reiškia, ir čia yra dar keletą žmonių, aš visų čia nevardinsiu, bet jisai vis tiek koks pasiekimas. Išvažiavo, reiškia, į Ameriką ir Niujorke jau dirbo labai garsioj firmai kaip juvelyras ir muziejui, ginklų skyriuje, Metropoliteno muziejui, prie ginklų dirbo. Po to buvo atsisakė jo pastangų firma dėl to, kad jisai buvo padaręs Reiganui medžioklę šautuvą, inkrustavo plienu į auksą ir reljefas buvo padarytas, reiškia, apstulbino visus unikalią techniką, bet jisai, reiškia, nutarė slapta padėti net šito, žinoma, daikto savo inicialus, Paulius Lantuchas Vilensis. Žinoma, ten su mikroskopais tyrinėdami atrado ir firma atsisakė jo paslaugų už šitą darbą. Dėl to, kad menininkas turi būti rimtoj firmai anoniminis, ten irgi normas ir savos taisyklės. Reiškia, aš manau, su panašiais dalykais, reiškia, susidūrė, kas nuvažiavo ar į Ameriką, ar susidūrė su tą norminimu žmogaus. Reiškia, Stasys nepasidavė tiem dalykams. Žinoma, galim kalbėti, aš kalbu kaip skulptorius, tai aš esu diletantas. Iš kitos pusės nesu profesionalas, reiškia, dėl to, kad čia yra dokumentus tik turiu, reiškia. Jeigu taip rimtai patikrintai, jie būtų nelegalūs. Dėl to, kad iš tikrųjų aš negalėjau įstoti Dailės institutą, dėl to, kad mano vidurkis buvo žemesnis, negu galima būtų stoti į aukštesnę mokyklą. Aš nebaigiau Čiurlionio meno mokyklos, o per pažintis pavyko man Šiauliuose baigti darbo vakarinę mokyklą, reiškia. Buvau neįgalus mokintis normaliai, kaip turėtų būti, reiškia. Ir galbūt laimingų atsitiktinumų dėka man pavyko peršokti tos barjerus ir papulti į dailininkų profesionalų darbą, netgi galų gale su geru diplomu baigti Dailės institutą. Bet iš tikrųjų aš pagalvojau, o ką aš išmokau. Aš žiūrėjau, reiškia, su pavydu į Lantuchą ir dabar žiūriu su pavydu į Stasio darbus. Dėl to, kad aš svajojau gyvenime pasiekti tuos dalykus, ką jie darė. Ir aš siekiau šitą, dėl to, kad aš pradžiai norėjau būti tapytoju ir stojau į tapybą Čiurlionio mokykloje. Bet tada buvo kita mada, kitoks požiūris ir mane taip negabaritinį į skulptūrą. Net buvo neaišku, ką daryti su tokiu, reiškia, nenormaliu žmogum.
Ir aš kankinausi tapyboje ilgą laiką, tai yra skulptūrai. Reiškia, ir labai gerai suprantu, reiškia, Stasio kūrybą, tą jo siekį, bet ir stebiuosi unikalumu ir tokia galia, kaip žmogus iš savęs be akademijos, reiškia, gali šitiek pasiekti tokius dalykus. Tai sukelia viduj sumaištį profesionalam, nerimą, kai kuriems baimę. Ir tas menininkas, kuris jaučia tos dalykus, jis supranta ir pritarė, nes iš tikrųjų yra bendras vardiklis. Mes turim viduj tokį paslėptą matą savyje. Ir sugretinęs menininkas, ar tu baigęs mokslus, ar nebaigęs mokslus, atsistoji prie ir pajunti, sutampa svyravimas, kad jis yra toks pat kaip tu ir yra stipresnis už tave. Ir tikras menininkas visada supras Stasio jėgą. Žinoma, sunorminta masė, vidutinioji masė, kuri žaidžia pagal taisyklės, visada suras, kad taip negalima, čia negerai, čia imitatorius, čia tas. Labai daug epitetų neigiančių ir nepripažįstų. Žodžiu, mes susiduriam su šitą sieną, akla siena, bet mes turim Panevėžį. Reiškia, čia drąsus miestas, reiškia, praktiškai yra unikalus dalykas. Mes pripažindami šitą ir duodami šviesą, ir dabar atrodo yra tikra viltis šitą žmogų, kai jo nebėra, susigrąžinti savo. Jis nebepriklauso savo, jo laisviai mes nebepakenksim. Dabar jis yra jau mūsų. Jis paliko save mums ir mūsų reikalas jį priimti. Ir priimti greitai, nepalikti dar kitom kartom, kad kas nors atrastų anūkai. Nes aš pastebėjau, jeigu sava karta nepriima žmogaus, tai sekanti karta ilsisi, tik anūkai pradeda pripažinti. Pažiūrėkim visą dailės istoriją. Jin yra tokia, jinai nesikeičia. Ir aš manau, kad mes turim būti drąsūs, ryžtingi, mūsų veiksmai turi būti čia ir dabar. Jeigu mes nepadarysim tų žingsnių, to žmogaus nepaskelbsim, kad jis yra mūsų ir mes jį gerbiam kaip po tokį ir jį pripažįstam, tai mes įteisinsim save, dėl to, kad mes esam Stasio karta.